Sveiki, mano bičiuliai. Šiandieną gaminsiu raugą. Raugas bus naudojamas duonai kepti. Kodėl raugas? Raugas, kiek aš domėjausi, yra žymiai sveikesnis dalykas, negu naudoti mieles duonos kepyboj. Dėl visokių smulkmenų aš jūs šiandien nekvaršinsiu galvos, jos tiesiog tą informaciją patys galite rasti internete. O šiandien darysiu viso grūdo kvietinių miltų raugą. Šitas dalykas raugas iš pat pradžių atrodo sudėtingai, bet iš tikrųjų yra paprastas dalykas. Šitas dalykas buvo atrastas tūkstančius metų. Nu dabar iš tikrųjų, kai tik tai žmonės išmoko malti miltus ir kepti duoną, tai vat ir surado, kaip tas fermentavimas. Tai yra natūralus produktas, kuris gaunamas fermentuojantis bakterijomis, kurios gyvena miltuose. Taip. Tai jos naudingos bakterijos, nebijokite jų. Taip, iš tikrųjų, žiūrėjau daug receptų, visose yra rašoma, kad vienas santykis prie vieno vandens ir miltų. Bet mes darysime tokį starterį, nuo kurio paskui pradėsime auginti ir jis augs, didės tas raugas, kadangi pagaminti raugui yra gana ilgas procesas. Paprastas, bet ilgas. Kad raugas išeitų, jam reikia 5-6 dienų, kad jisai subręstų. Tai ką, pradedam tiesiog daryti, pasiimu indelį kažkokį, tai jūs irgi galite pasiimti kokį tik norit, aš ten nuo didelio nepradedu, nes nekepsiu tos duonos kažkokiais dideliais kiekiais pardavimui, tiesiog kepsiu ją savo. Jeigu išeis kasdieną, jeigu ne, kas antrą, kas trečią, kaip ten mums gausis, pasižiūrėsim. Tai va, tai pasiimu miltų voką, įdedu porą šaukštų miltų ir dabar nemaruosiu vandens, o tiesiog iš akies reikia padaryti tokią kaip ir košelę, kuri būtų nei skysta, nei tiršta. Jeigu, aišku, mums nesigaus iš karto, tai nepergyvenam, tiesiog tapilsim arba vandens, arba miltų. Ir va tai va gerai viską išmaišom. Ir mums čia gavosi, nu va panašiai tokia va masė. Nežinau, jinai man labai avižinių košių masė panašiai. Turėtų būti gerai. Tai net nežinau, gal biškį dar ir dapilsiu čiut vandens. Taip. Dabar turėtų būti kažkas tai panašaus gerai. Ir kas yra svarbu raugui? Raugui yra svarbu temperatūra. Kad raugas pradėtų veikti ir vaikščioti, mums reikia 25 laipsnių temperatūrą įlaikyti. Dabar, aišku, žiemos metas yra šalta, bet pasimiravau, mano radiatorius maždaug taip susiradau padėtį, kurioje jis ir palaiko 25 laipsnių temperatūrą. Tai aš va šitą košytą dabar uždarau su dangteliu ir palieku parai, kad augtų. Na ką, susitiksim po paros. Tai 24 valandas jau praėjo, kai mes pradėjome daryti raugą ir ką, atidarom dangtelį, pasižiūrim, kas čia gavosi. Kvapas, nu, nesijaučia, bet kažkokie burbuliukai jau pradėjo burbuliuot. Iš tikrųjų kažkaip ankstoka kaip po paros, bet jau kažkas vyksta. Ir ką darom toliau, kaip galvojat? Toliau ką, reikia paimti vėl miltų ir pamaitinti, taip, mūsų bakterijas, kad jos valgytų. Taip, paimam, dadedam dar porą šaukštų miltų, taip, ir įpilam truputėlį vandens ir vėlgi darom tokią konsistenciją kaip ir vakar, kad būtų tokia kaip grietinėlė, sakykime, kaip padažas kažkoks, tai va tokios konsistencijos tas dalykas.
išmaišom. Nu, kvapas tai toks biški jau ir yra, nors aišku kažkaip per greitai, bet čia viso grūdo miltai gal ta fermentacija visai kitaip veikia neįprastai. Nu, bus matyti, kas čia mums gausis. Šiaip atrodo jau kažkoks tai marmalas toksai. Biškiai kitoks vaizdas nei vakar buvo. Tai ką, dar pamaitinam, pasižiūrim, va tai va. Tokia, kaip konsistencija. Čia gal arčiau biški prieisiu, parodysiu. Va tokia konsistencija. Kaip kremas. Nu ką, pamaitinom. Ir ką, duodam bakterijom dirbti toliau ir gaminti mum raugą. Uždedam, užsukam dangteliu. Taip. Ir vėl dedame ant radiatoriaus. Čia pas mane pastatytas termometras. Jis kaip tik rodo 26 laipsnius, gal šiek tiek aukščiau negu reikalavimo 25, bet tai geriau negu 21 ar 22. Tai nieko tokio. Svarbu, kad ne per daug būtų, kad nebūtų ten virš 30 laipsnių. 25-27 laipsniai pats tas. Tai ką, pastačiau ir laukiam dar parą. Taip? O ką, žiūrėsim, kas gausis. Ir ką, praėjo dar viena para. Kiek jau 2 praėjo, 3 diena prasideda. Ką, pasižiūrim, ką mes čia turime. Nu, kol kas nieko. Vakar pasirodė buvo geriau, daugiau tarpų. Kažkokių, tai dabar pasižiūrim, gal mes ją per skystą. Akurat, kažkoks tai labai jau skystis didelis, kažkaip per mažai matyt milto. Aš vakar palikau, pagal mane biški tokia skystoka pasidarė. Gerai, bandome dadėti šiandien daugiau milto. Gerai, bandysim. Taip, šaukštą, 2. Kažkodėl čia man taip buvo vakar tiršta, šiandien skysta. Tai bandom ją patirštinti. Kažkoks rūgėsio kvapas. Bet gal taip ir turi būti. Bandom, eksperimentuojam, pasižiūrim, kas čia mums gausis tas raugas ar ne. Tai šiandien vandens turbūt nepilsiu, pamaitinsiu tik miltais. Nes toks rūgėsio kvapas jaučiasi. Ir vakar aš ją palikau va tokia konsistentiška, o šiandien jinai buvo tokia skysta pasidarius. Kažkaip keista, bet pirmas blynas, gali būti ir prisvynęs ar ne, tada išpilsim viską ir darysime per naują. Ir dar 5 paras lauksim. Taip, žiūrim, kas čia mums gaunasi. Tokia konsistencija. Ne visai čia kaip ir grietinėlė. Kaip košė, gal šiek tiek vandens įpilsiu. Taip, iš akies, taip. Padarom, paplakam. Nu, dabar tokia jau kaip grietinėlė gausi, kaip, ta prasme, kaip padažas. Ne kaip košė. Gerai, nu ką, pamaišėm, pamakalavom, pasižiūrėjom, kažkoks rūgėsio kvapas yra. Ką, mano radiatorius labai gražiai, dabar biškai padidėjo, bet šiaip visą parą laikė 25 laipsnius, dabar 28, nu, nežinau, čia taip, kai šalti orai, tai taip maišosi visi. Temperatūros pokyčiai crazy būna, bet 28 tai nėra per daug. Ir mes ją vėl pamaišėm, pasižiūrėjom, kažkas tai rūksta. Dedam ją atgal ant radiatoriaus ir susitiksime dar po paros. Na ką, ir 3 para praėjo. Ką mes turim, įdomu, pasižiūrim. Pasiėmu nuo radiatoriaus savo šitą raugą gaminamą. Nežinau, aš kažkaip pradedu juo abejoti, bet kažkokie burbulai atsirado. Šiandien ryte buvo kažkoks vanduo paviršiuje, žiūrėjau. Nu, atidarom.
Bratka, kažkas vyksta. Rūksta. Nežinau, gal čia vapšė surūgo. Toksai garsas kaip vynas, kad būtų. Įdomu, kas čia gausis, kaip galvojate. Ar braga gausis, ar raugas? O gal raugas ir braga tas pats? Nu, įdomu. Čia mes raugą padarysim ar kokį? Samagoną. Toksai. Kvapas tai toksai. Kaip bragos kol kas. Nu ką, dar laukiam, dar tada pamaitinam. Dedam dar miltų porą šaukštų. Taip. Pasižiūrėsim, kiek čia man to vandens reikia, kas čia gausis. Toksai. Na, ką žinau, ilgas procesas. Jeigu nepavyks, darysime vėl per naują. Taip, biškį per kietas, įpilu šiek tiek vandens. Taip, grietinėlės konsistenciją darom taip. Nu, nežinau, kažkas rūksta, bet nėra tos vadinamos plėvelės nesidaro. Turėtų tokia kaip ir, kai raugas, tai tokia kaip tenai gliuteno plėvelė vadinasi. Aš čia kažkokių plėvelių nematau. Man tai kažkokia tai kaip samagonas braga. Tuoj pasižiūrėsim, ką mes čia. Nežinau. Dar pamaišau, kažkas rūksta, bet ar tas, kas turi rūkti, rūksta, tai žinokit, negaliu pasakyti. Nu, nežinau, va tokia va. Pavadinsim šitą dalyką pradedančio kepėjo užrašais. Nu ką, prisimaišėm, pamaišėm, nežinau. Dedam šaukštą, užsukam dangtelį ir paliekam ramybėj dar vienai parai. Susitiksime rytoj. Nu ir dar kartą sveikučiai. Jau 4. para praėjo. Ir kągi mes turime? Kažkoks raugalas. Surūgęs. Bet man atrodo, be rūgimo čia nieko daugiau nevyksta. Pažiūrėjau šiandien dar tokių visokių mokomųjų dalykėlių, paskaičiau ir nusprendžiau biškį kitą pusę pasukti, nes man atrodo, kad jau mano šitas raugas pradeda rūgti, bet ne taip kaip reikia, braga darytis, toks rūgštumas atsiranda. Tai žiūrėkit, šiandien mes darysim taip. Paimsim 4. dieną, tai mes paimam svarstyklės, šį kartą nusinulinsim ir pasversim šitos mūsų jau padarytos, ne šitos, o šito raugalo 50 gramų. Taip. Paimam, kiek čia mes gausime. 30, kažkur 4 šaukštai grubiai. O, ten 2 gramai. Dabar paimsime, mes įdėsime miltų. 50 gramų. Taip. Miltų 50 gramų. Ir dabar įpilsime dar vandens 50 gramų. Tokį darysim kaip ir atnaujinimą. Taip, čia mūsų šaukštas. Viską pamaišom, išmaišom. O va šitą seną išpilsime. Jo. Ir dabar kiekvieną dieną, kas parą, vis darysim atnaujinimą. 50 gramų. Ir dėsime su 50 naujų gramų miltų ir 50 gramų vandens. Taip, dabar jau turėtų pradėti kilti iš tikrųjų, nes šitą aš procedūrą turėjau padaryti anksčiau, prieš parą, kokią jau, po 2-3 parų.
Taip, tai mes dabar, žiūriu, biškį aš ten pagailiau vandens mažai, porą gramų nedapyliau, dapilsim šiek tiek daugiau vandens. Ir ką, vėl viską užsuku dangteliu ir vėl pastatau parai ant radiatoriaus šiltai rauktis. Aišku, dabar jau reikia, kai jau praėjo 4 paros, kas pusę paros, kas 12 valandų atidaryti ir jį biškį pramaišyti. Taip, iš tikrųjų, aš dabar net nepasiėmęs realiai jokių gumyčių, mačiau žmonės žymisi, kas kiek maždaug po kilą, kad žinot. Nu, bet etiketė yra, tai maždaug ties apatinė etiketės dalimi ir pažiūrėsim, kiek iškils per parą. Ką, statau ją šildytis ir iki susitikimo po 24 valandų. Sveiki, sveiki, sveiki! Ir jau 5 para praėjo, kai aš gaminu raugą ir pasižiūrėkim, kasgi gavosi. Šiaip ne 5 para, nusprendžiau dabar kas 12 valandų atnaujinti. Žiūrėkit, vakar palikau buvo ties apačia, o dabar iki čia. Tai galim pasakyti, padvigubino apimtį, reiškia viskas dirba, daug burbulų ir pasižiūrim, gera konsistencija. Ir žinot ką, aš dabar nusprendžiau paturbinti kas 12 valandų maitinti ir iki 7 paros pasidaryti, kad būtų jau tinkama duonos kepimui. Taip, kad ką, ir vėl padarom tą patį dalyką. Paimu, taip, įjungiam svarstyklės, pastatome, nunulinam, taip, ir vėl aš pasversiu 50 gramų raugo, to vat, kas jau yra čia, kiek čia gausis, apie 3 šaukštai. Taip, taip, biškį daugiau, 60 gavosi. Nu, okei, gerai, 60, tai tada darom, turim išlaikyti santykį 1, 1, 1, 1, 1, vieno to. Tai pasvėriau čia 60 gramų raugo, tada dedam 60 gramų, kokį aš naudoju, kvietinius viso grūdo miltus. Taip, žiūrim, nusinulinsim svarstyklės. Op, ir 60 gramų. Taip, čia biškį taškosi. Taip, kiek čia 26. 3, nu dar nepilnas toksai. Taip. 1, nu da biškį. Čia apsivėlęs. Taip. 7. Nu, 62 gramai. Ne kaip vaistinėje, bet panašu. Taip, ir dabar nunulinam. Ir 60 gramų vandens. Biškį persistengiau, 8. Nu, tikėkimės, nesusiženęs, bus viskas gerai. Ir dabar viską išmaišom. Šitą seną mes išpilsim vėl. Taip, viską gerai išmaišom. Ir iki vakaro dar paliekam 12 valandų. Pamaitinsime savo raugą, kad jisai toliau augtų. Aišku, čia kitas laikėlis, be etiketės, čia būtų gerai gumelė, bet maždaug toj pasižiūrėsim vizualiai, kiek čia yra ko. Taip. Atsiprašau už kaukšėjimą. Na, tai kažkur tai iki čia. Nu, vizualiai vis vien matysis, nes akis žvitri tai pamatys. Kažkur tai trečdalis laikėlio užpildyta. Ir pastatau vėl ant šilto radiatoriaus. Pas mane dabar rodo 25 laipsnius radiatorius. Pastatau ant radiatoriaus ir vakare pasižiūrėsim, ar užaugo. Jeigu auga, viskas gerai. Tai tada jau dabar 5 paros praėjo, tai dar 2 paros ir maždaug turėtų
septintai parai pasibaigus kažkur turėtų jau mums susiformuoti raugas. Tai ką, statau šildytis ir čiau kakau. Susitiksim po 12 valandų. Tai ką, mielieji, jau 6 para eina į pabaigą, vakare bus jau 6 paros, kaip aš darau savo raugą. Ir ką, žiūrėkit, vakar nefilmavau vakare, dar kartą pakeičiau, tokį pat padariau kaip ir ryte 50 gramų raugo, 50 gramų miltų, 50 gramų vandens, seną raugą išmetu. Ir jisai man per naktį pakilo, buvo, skaitykim, dvigubai, buvo ties šitą rintę, dabar va tai va. Realiai pasikelia 2 kartus, reiškia, raugas jau kaip ir veikia, bet mes jį dar paskatinsim, padarysim geresnį ir aš manau, kad jau galbūt rytoj bus jau 7 para, aš dalį paimsiu ir pabandysiu užmaišyti duonos tešlą ir iškepti sekmadienį duoną. Taip kad šiandien ką padarom, dar paimam naują slaikėlį ir, čia neįsijungia, ir dar kartą mes padarom tokį bajerį kaip 50, va, jisai, va, nežinau kaip čia parodyti, čia tamsų gal bus, va, toksai jau pasidarė konsistencija, tokia va kaip raugo, burbulų daug, kvapas atsirado, bet mes dar jį gerinsim. Man toksais atrodo ne visai koks turi būti, ar ne? Tai va, dar kartą paimam, įdedam 50 gramų raugo. Taip, 17, turim 4, dar vienas šaukštelis, 7, 5, gerai, va, 50 gramų. Taip, dabar taip, nunulinam svarstyklės, 50 gramų dedam miltų. Taip. Taip. Kiek čia mes gausim, kokie 3 šaukštai bus. 40, nepilnas trečias. Taip, 50 gramų. Kaip vaistiniai šiandien sekasi sverti kaip vaistiniai. Taip, išmetam čia tą šaukštą. Dabar ką, nunulinam ir 50 gramų vandens. Taip. O va, PM1. Puiku. Ir ką, dabar dar išmaišome. Padarom tą košelę. Iš tikrųjų, kai raugas jau stiprus ir geras, tai ten jo reikia visiškai nedaug, kad iškelti. Bet jisai, matyt, dar pas mane pilnai nesusiformavo. Iš tikrųjų, 7 dienos, tai čia minimaliai, o paskui dar galim bus auginti iki kokio mėnesio, kokį 20 dienų, kad jis pasidarytų toks labai stiprus ir geras. Paskui jau jį galima bus nemaitinti kasdieną, paliktų šaldyti, jeigu nekepsiu kasdieną duonos, tai galima bus jį palikti šaldytuve ir paskui parą prieš kepimą atgaivinti. Vėl užmaitinti, vėl atsigaus ir jisai, kaip sakant, amžiams tas raugas lieka. Tai ką, sumaišiau dar tokią košelę per naujo. Kaip čia mes pasižiūrėsim, gavome to raugo. Taip, gumelės neturiu, aišku, soriukas, bet vizualiai visiems matosi, kai jis padidėja. Iš tikrųjų, dabar turim kažkur tai gal 1/4 laikėlio. Aš iš tikrųjų laukiu, kai iš 1/4 priaugs pilnas. Tada jau bus stiprus ir geras raugas. Taip kaip dvigubai padidėja, tai jau kaip ir jisai kaip ir toksai veikiantis, bet norisi jį stipresnio pasidaryti, kad užpilus 1/4 priaugtų 3/4, o ne dar 1/4. Taip kad ką, dar statome ant radiatoriaus. Radiatorius rodo beveik 25 laipsnius. Ir vakare dar kartą šį pakeisiu. Nežinau, ar filmuosiu, nes jums gal čia bus per daug ilgai ir nuobodu. Ir tada pasižiūrėsim, jau susitiksime
dar sekančią dieną ir pasižiūrėsime, kas ten iš jo gavosi. Tai iki. Sveiki, sveiki, sveiki. Štai ir 7 para atėjo. Ilgai užtrukom ar ne, bet kantrybė puošia žmogų. Taip, mano raugas jau gatavas. Tiesiog papasakosiu, nes vakare vėlai jau buvo tamsu, atingėjau filmuoti, padariau, bet papasakosiu, ką padariau. Paėmiau to raugo, kuris buvo vakar ryte permaišytas, kaip jums rodžiau. Tiesiog jo paėmiau į didesnį indą, įdėjau 100 gramų raugo, įpyliau į 200 gramų kvietinių miltų ir užpyliau 100 gramų vandens. Visą šitą masę išmaišiau, gavosi toks tirštas produktas, tuoj aš jums parodysiu. Jeigu matot, va čia va gavosi toksai, va pasižiūrėkit, su mentele praėmė ir tokia va, čia pritrauksiu, tokia va masė su daug burbulų. Tai jau va čia va, jau matau, raugas yra gatavas. Tai ką, dabar mes jį toliau prižiūrėsim ir dalį jo paimsime ir užmaišysiu tešlą naminiai duonai. Kaip gausis kepti duoną, žiūrėkite kitam epizode.